pas tave pasišildyti galėjau. Gal galima truputėlį dėmesio? 50 metų tai laikotarpis, per kurį gimstama, užaugama, subręstama, įgyjama išminties, draugų. Rajono žemdirbių profsąjungai 50 metų tai brandi data ir tokia, kurią verta pažymėti. Malonu, kad į tokią šventę mūsų susirinko nemažas būrys svečių. Norėčiau juos pristatyti. Lietuvos profsąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas. Lietuvos profsąjungų konfederacijos generalinė sekretorė ponia Janina Matuizinė. Lietuvos profsąjungos konfederacijos atsakinga darbuotoja Stasė Balčiūnienė. Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profsąjungų federacijos pirmininkė Regina Dapšytė. Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profsąjungos federacijos vyriausioji buhalterė Onutė Žvikienė. Mūsų geras draugas, rajono vicemeras Rolandas Janickas. Didelį ir labai reikšmingą darbą profsąjungose atliko ir buvę mūsų profsąjungos pirmininkai. Buvo kviesti, dėja kol kas dar jų nėra, neaišku, kur jie bus, bet vis tiek reikia pažymėti juos. Tai Aleksandras Galaunė, Anatolijus Kovalenka, Birutė Linkienė. Ir labai malonu, kad dalyvauja buvę darbuotojai. Aleksandra Belevičienė, Aldona Žukauskinė, nuolatiniai mūsų veiklos, mūsų darbo skleidėjai ir nuolatiniai mūsų labai geri partneriai, tai Ukmergės žinių vyr redaktorė Vilma Nemunaitinė. Visas mūsų akimirkas visada atspindi fotografas Gediminas Nemunaitis. Taip pat dalyvauja iš rajono įvairios organizacijos. Mes ne per seniausiai turėjome renginį ir visos tos organizacijos buvo pristatytos. Pasiplokime patys savo. Rajono profsąjungų siūlymų 2001 metais buvo įkurta moterų organizacija Gaja. Mes savo veiklą labai smarkiai išsiplėtėme, mums pasidarė ankšta savame rate, savame rajone, todėl mes nutarėme pabendrauti ir su kaimynais. Todėl labai malonu, kad pas mus šiandien į svečius atvyko Jonavos rajono moterų organizacija Jonavietė, kuriai vadovauja Angelė Misiukienė. Šį vakarą mums labai maloniai sutiko padainuoti, pakoncertuoti Ukmergės kultūros namų centro moterų choras Žemyna. Vadovė Neringa Valinskienė, koncertmeisterė Daina Kriaučiūnienė.
Labas vakaras. Norime Jūs pasveikinti su švente. Na ir skirti keletą gražių dainų smagių. Na tikiuosi mes tikrai įsivaizduojame, kad kas mus laukia kažkus. Ir mes šiandien šį dainą laukia manęs. Muzika Mikalojaus Noviko ir kita daina retro muzikas Benjamino Gorbunskio. I've been